Rytas rytelis ir prie gražiosios spintos vaikiškos. Saulę turim lauke. Džiaugiamės. Tikėkimės bus neblogai įspūdžiai. Kur čia sakėt, purvo yra biški? Šiukšlynas tiesiog. Nu, man tai čia tokie, vat, kaip močiutė veždavosi. Už 100 eurų nieko nebegauti. Tai čia tokie poilsio namai. Birutė. Peržiūrėjau šiandienos planus su Evelina. Evelina savo vakarėlę skanauja. Karštas vanduo? Šiltas? Šaltas. Yra pusryčiai žmonėm padaryti, bet kadangi labai nedaug žmonių čia gyvena, tai tokie sausų pusryčių paketas nepirkom, nes 15 eurų nori jau už tą pramogą. Tai šiandien aplankysime 4 pliažus, tokius salė top gražiausius. Pirmasis bus netoliese, pavažiuosim čia gal kokią 13 minučių su automobiliu. Su Evelina grožimės dar parkeliu, apsipirkom dar čia šitai kelioniai mini. Labai daug pušelių ir kvapas visas, kaip iš Nidos mūsų. Arba iš Dzūkijos. Arba iš Dzūkijos. Du variantai, pajūris arba Dzūkija, kur yra tas toks... Nu labai skaniai kvepia šakė. Ir šiaip, nu kaip gražu, kaip gražiai atrodo, tos pušys nerealiai. Nu, fainas miestelis, jis kitoks, daug žalesnis, turi tos tokios ir gamtos, ir tokios tvarkos. Nu kitaip, tikrai kitaip. Keli šimtai kilų, ta pati Ispanija, o viskas iš esmės. Kas labiausiai keista ir ko pas mus krašte nėra, tai tiesiog žalio parko. Nieko. Jo, aš visą laiką savo sakau, kad taip norėčiau kažkokio miškelio, kad ir mažyčio, kad prasivaikščiot. O turi tas 6 palmės ir viskas. Važiuojam dabar į nacionalinį parką Donaną ir pasižiūrėsim, kokia gamta tenais. Turėtų būti labai daug gamtos, daug smėlio. Oras po biškį šyla, kol kas 17 laipsnių. Nėra karšta, nėra šalta. Dar toks nepasideginimas. Žiauriai daug drėgmės. Panašu, kad dar smėliukas gal nebus toksai labai susausėjęs. Gal kai jau privažiuosim 2 ar 3 pliažą, tada turėtų būti jau labiau ta Sahara. We will see. Atvykom į pirmąjį tašką. Žmonių nedaug, bet panašu, kad čia būna daugiau, nes net ir parkovkė mokama sezono metu. Tai labai smagu, labai geras kvapas, tos tokios mūsų gamtos lietuviškos. Superinis, iš karto nuotaika 10 iš 10. Ten visur buvo negalima patekti, nes čia yra saugoma karinė teritorija ir čia yra padarytas parkelis toks nedidelis praeitį. Nuo ko čia kariauja, nežinau. Gal nuo marokiečių. O šiukšlynas, o jetau. Bet nieko, negalim žmonių kaltinti. Pirmas dalykas audra, antras dalykas yra laukiniai gyvūnai. Mes irgi turim sodybą laukinį gyvūną, toks ir šyras atvarom, tai irgi išdrasko šiukšlę dėžę ir tada ištampa šiukšlės. Nieko nedaro, pupačka gera. Na, koks gražus keliukas, tvarkyta. Kilometrą eisim šiaip. Rimtai? Jo. Evelina pastebėjo, kad tuo parku rūpinasi. Nėra laukinis, o čia su pagaliukais paramstyti 3 nauji šviežus medeliai. Ten koks grožis, kaip viskas fainai atrodo tos pušelės. Super. Super, super. Persikraustysim į čia. Gražu, ramu, žmonių nėra. Liuks. Vien tik mum. Evelina sakė, jau kraustysis čia. Priartėjom ir matom vaizdą. Eik tu sau, kaip čia gražu viskas atrodo fantastiškai. Va čia tai pliažas su tiek smėlio. Amazing. Jokių žmonių nuėda, ten tolumoj keletas turistų. Uolos kokios. Nu šakės. Va čia tai grožis.
Priem arčiau čia tos olos, kuri taip gražiai atrodo. Pasirodo, čia visai ne ola, čia yra tiesiog smėlis. Tai reiktų labai jau arti nesiartinti. Leidžiame žemyn laiptukais. Dviratininkai čia, jais užsikėlė dviračių savo elektrinis. Smėlio uolos, niekaip nesutvirtintos, nieko, tai savo matyt pabiški taip ir nuplauna. Nors audra buvo pakankamai didelė, net iki čia danešė vandenis, bangas, dar šlapia šiek tiek, bet tai kaip kietai atrodo. Wild. O, va, bičiukas savo. Patrusami ir basas. Einam prie jūros? Einam. Na, Evelina jau įbrito. Nu kaip? Šilta? Sako, šiltas vanduo. Spalva kaip Baltijos jūros. Manyčiau, būtų kokie 22. 22. Neblogai? Tai nebus 22, bet turiu mintyje. Nebus šimtesnis. Apleidom jau pirmąjį pliažą. Verdiktus turbūt vis tiek susakysime vėliau, nes dar reikia visus pamatyti. Aš tik pasakysiu taip, kaip stipriai man patinka Donatas, taip stipriai patiko ir Donana. Donana, taip, nacionalinis parkas. Važiuojam dabar iki miestelio pirmojo ir paskutinio šitam nacionaliniam parke, kuris yra įsikūręs, jaučiu ten papietausim, nes tada lauks apie 2 valandų kelionę į Kadizą, kuris yra šiaip už kokių pusvalandžio būtų, jeigu taip pagal žemėlapį žiūrėti, bet tai yra nacionalinis parkas, per jį eina upė, per upę nėra tilto, reiškia, turim važiuoti į Sevilę, tai miestą 100 km ir 100 km tada per tiltą ir tada atgal į apačią. Tai va, tai papietaut, pasistiprint ir į kelią. Sustojom miestelėje Metaloskanas. Labai kurortinis, čia biški daugiau gyvasties, bet matas, nu, kaip ir visur. Ispanijai ne sezonas, tai nieko nėra. Ką? O, su akmeniu. Uola, einam, pasižiūrėsim iš arčiau, kaip atrodo. Tačiau toks pliažas su civilizacija, matosi, infrastruktūra, sudėta šiukšliadėžės, viskas, žmogeliukų. Čia labai faina promenada. Tas paplūdimys smėlio. Iš vis nerealu. Nerealu čia kaip fainai žmonėm gyventi. Daug žmonių, turistų. Bandom paieškoti, kas veikia, nes Ispanijoje mes visą laiką turim tą problemą, kad siestos, fiestos nelabai sutampa su mūsų lietuvišku į kraują įaugusiu dienos ritmu, kada apie 12 nori pietauti, o vakarniau iki 6. Tai čia viskas nuo 9. Tai gal neblogai? Neblogai, nes nematau, kad... Bana. Užsisakėm su Evelina du katinus iškepti, vada išsirinkom, atėjo 2 personažai. Kebabėlis bus. Ne, pasiėmėm žuvies, aš pasiėmiau kardžuvę, nes Evelina norėjo, kad valgytume kardžuvę namuose, tai nereiks va dabar va. Jinai tuną pasiėmėm, o vakarui aš pasilikęs, kad noriu paelos suvalgyti, bet jau valgysiu tarifui. Ir spėjau, kad valgysim abu, nes jie dažniausiai patikė didelę vieną lėkštę 2. Jo, minimum gali 2 personams per arba suvalgyti, bet vis tai žiauriai didelės porcijos. Vaizdas labai fainas, labai smagu tą smėlį matyti, rami tokia jūra, graži, fantastika. Evelina kažkaip jau 2 dieną iš eilės susisakinėja vis didesnius ir didesnius kepsnius kaip savo. Mano kardžuvė va, paprastai, iškepta. Tokia parduotuvė nusipirki paprasčiausiai ir valgai. O kačiukai dūzgia aplinkui, miau, duok. Matai, į lėkštę nepateko, tai... Nu, bet tikrai jau tuno kepsnys mega dydžio, tai jau šakės. Atnešė va pagardukų visokių. Ką ragausim. Laukia mūsų 3 valandų kelionė. Tai reikia pasistiprinti.
Nu, kaip visada įspūdžiais tarpe pasidalinti, kardžuvė buvo labai nebloga, šiaip nelabai aš mėgstu kardžuvės, tai iš to, kokia jinai galėjo būti, tai labai skani. Tunas Evelinai, fantastinis. Aš galvoju, kad tai galbūt netgi skaniausias tunas, kokį valgiau. Tai... Atsiprašau, Donatai, jūsų virtuvė. Labai skanu ir namie, bet labai skanu. Taip. Nu, pritariu, tikrai. Kažkoks kitoks, nežinau, čia ar šviežumas, nes mes vis tiek tai šaldytą galim nusipirkti Ispanijoje, kuris atšildytas. Ar kaip, nes gabalas toks nestandartinis, didelis. Nu, bet iš turgus gal kokio vietinio. Nu. Nežinau, gal labai. Gerai. Nu, čia turim kebros, man normaliai laukia, kada iki kebabecai, kada patys gaus kokį kebabą. Visi sulindę, nepaleidžia vilties. Va, pavalgiam, suskaitėlė 38,20 €. Vis verta kiekvieno cento. Verta kiekvieno cento. Ar jau galim judėti, nes 3 valandėlės laukia mūsų. Let's go. Važiavom jau netoliese Kadizo. Pravažiavom 2,5 valandos, liko kuklios 12 minučių iki antrojo pliažo. Miestelis toks judesy. Žiūrėsim, kada čia baigsis. Atvykome jau į antrąjį paplūdimį gražiausią, Playa Labaroso miestelyje. Nu, pasižiūrėsim. Čia jau matau bus daug civilizacijos. Ir turbūt, kad nebus kur parkuoti. Pasistatėm automobilį šiek tiek toliau, nes labai daug žmonių. Ir Evelina sako, čia yra takelis. Čia yra jos takelis, jinai per jį čia nusprendė, kad čia public. Nu tai, eime, sakė, čia pajūrio kopus, takas. Tikrai atrodo pramintas, kokių 3 žmonių. Gerai, man. Forest therapy, man. Nu jo, neblogi čia krūmynai. Einam čia per tos miškus miškelius ir va, tvorą turėsim dabar. Aš čia pakeliu biškutį ir lem. Gerai, va čia. Čia mano prekyvės, kad gerai yra. Nieko sau. Nedaug čia to ekstremo, bet va, čia, kokia atrodo. Neblogai. Nebūtum atradęs pats vienas. Atsargiai. Uolynas koksai. Nesu toks užtikrintas, ką ten rasi. Tai bandom dabar eiti tenais į tolę, ne? Taip. Labai keista spalva tokia, vat, žalsva. Kitokia. Čia matyt kažkada buvo kažkoks priėjimas, bet išsiardė per laiką. Ir nebeliko olos. Nu ką, neriam gilyn. Ieškot nuotykių toliau. Žmonos nuotykiai toliau parašytas ženklas Peligro akantilado, pavojinga, grėsmė nukristi. Skamba puikiai, man tai patinka. Kaip žmogų eliminuojančiam visus rizikos faktus, tai čia jau extreme kelionė. Dar gyvatės man parodykit kokį nors ženklą. Šitas dak. It's a trap. Viskas gerai, einam šituo keliu, prieisim, kur reikia, pamatysim. Sargiai. Nu ką, panašu, kad mano keliu eisim. Tavo keliu einant nebūtume pamatę, kaip radau tai. Nu jau galėsi dabar tikrai. Čia Evelinos buvo tikslas galėti atvaryti ir taip smėliuką. Nu tikrai jau vėl pradžiuvę. Jo, jau čia viskas. Tikrai taip. Nu ką, mes čia turim? Pliažas kaip pliažas. Didelė tokia palanga. Promenada ilga. Kavinės. Daug žmogeliukų.
Nu, prie gražiausių paplūdimių turbūt nelabai priskirsim šitą, labai nieko čia skiriasi nuo to mūsų, kur net nebuvo kaip paplūdimys, o valgėm. Ne, neišskirčiau, kad paplūdimys. Vėjuota. Paini minkštas, smėliukas, o jėta. Taupam dienos laiką, tai, žodžiu, pliažas kaip pliažas, normalus, smėlio, paplūdimys, šeimai ir turistams labai neblogai, skaitau, yra kur pavalgyti. Rodo viskas tvarkinga, šiukšlių nėra. Good, but not the best. Atvarėm prie Trafalgaro švyturio. Nu ir čia toks vaibelis, kad čia vienur hebra tūsina, ten dar kitur kiti. Kažkokie hipiai su dredais, laksto šunis tūsina hebra. Tai įdomi liaudis, tokia biški kitokia. Galvoju, kad britų čia bus daug, bet ne. Panašu, kad ispaniškai šneka. Vaibelis įdomus. Toksai Kivesto. Nu, vaibelis, turėjom pasižiūrėti, kas ten toliau prie jų ryte. Tai biški su parkingu netilpom, nu, bet nieko, kitur pasiėmėm. Kokiais 3 metrais toliau. Einam, pažiūrėsim dabar į tą gražų Trafalgaro švyturį. Vaikšnėjom, čia taip hebra visai laisvai gyvena. Tūsinasi, arklių niežolais smirdina, kopa, smėliukas. Labai daug jo arklių yra. Šiaip gyvulių ūkių. Ir karvių, ir jaučių matymų. Net siūlo pramogą, vat, kad tipo prie jūros atvaryt, pajodinėt. O Dieve, mes eisim čia taip toli dabar iki jo. Šitą iškirp. Bet aš tingiu labai. O Jėzau. Nu, bet tai kada dar? Tik matai, kad neįleido. Dammit. Beisrį subėgiojame viskas. Vis tik bandom nužygiuoti. Vėliau nepatinka, bet, kaip sakant, ką darysi. Vaizdas gražus, kopos, smėlis šiek tiek yra stambesnis, daugiau tų kriauklių atliekų. Čia kadaise buvo kelias, bet užpustytas. Prie pat čia jūros, kažkaip galvoju, kad čia bus ant kalno. Užlipom prie švyturio. Didelis švyturys, į kažkurio laiko teoriškai galima jį užlipti. Ekskursijos yra. O čia toks vis tiek daugiau mažiau, sakyčiau, kad laukinis paplūdimys. Kopos supustytos, nemažai čia personalo pravažinėja. Nu nieko, čia visai ir uolos, viskas šitaip gražiai. Evelina sakė, jau visai čia prastai. Ne, prašau, kokie gražus akmenukai. Evelina, kai vertinat šitą paplūdimį? Jau gerai? Labai gražu, tikrai gražu. Jau kažkas norėjo neįti ir nevažiuoti ir ištrynti. Tinginys, žinai. Tinginio demoniukas sėdėjo ant peties ir noro, bet noras nugali. Taip. Gerai, lekiam atgal į automobilį. Turim valandą iki saulėlydžio ir 35 minutės kelių iki kito paplūdimio. Jeigu viskas gerai seksis, turėtume spėti palydėti saulę. Tiek žalumos, net keista patikėti, kad važiuojam Ispanijos pietuose. Nieko panašaus negalėtum pamatyti. Ar Evelina? Atvykom į paskutinį tašką, paskutinį pliažą šiandien, nes saulė leidžiasi, o jau viskas, kaip sakant, ne mūsų pusiai. Evelina, pasižiūrėkit, kaip jums. Va, burbulas priekį. Hop.
Varom apačion greičiau. Nuvarom, pažiūrėsim, ar yra kaip nueiti iki tos apačios, jeigu ką iš viršaus žiūrėsim, pasigrožėsim vaizdais. Tikrai irgi neblogas pliažas ir labai neblogas toksai Zachara miestelis. Čia žmonės gyvena va taip aulose, ten namai integruoti, čia nelabai matęs, bet labai privačiai, tai tokie, sakyčiau, milijonieriai. Nu, va, kokia faina saulėlydžio vieta. Atėjo pora, bam, sėdo ir vakarą leidžia. Va taip, žmonės gyvena savo su vaizdu į saulėlydį ir į vandenyną. Jo, čia tokių įdomesnių chatų matėm. Amazing. Tikrai milijonieriai. O tenais yra gynybinis toksai bokštas. Paliktas. Toliau neisim. Su Evelina biškai patingėjom paeiti kokius 2 metrus, kad surasti laiptus. Tai dabar radom. Saulė nusileido. Tai Evelina turi vieną užduotį šiandien dienai. Artėjom prie jūros. Galėjom iš karto taip aišku padaryti, bet nu, niekada negali žinot. Nusileidau žemyn, vaizdas dar gražesnis. Absoliučiai verta. Uolos fantastinės. Superinės. Evelina ten persirenginėja. Nes jinai darys vakarinį išsimaudymą. Smėlis čia toksai jau dar stambesnis. Tiesiog žvyras. Žvyras, va, kaip tik betonavimui. Pats gazas. Tai gal smėlis ne pats toks nuostabiausias, bet pats paplūdimys tai labai gražus. Saulės nebeliko, tik ruonis. Evelina plaukė. Sakė šiltas vanduo. Nu, Ruoni, kaip įspūdžiai? Gerai. Gerai, kad nesileidau, kad radom laiptus. Saga, bet iš paplaukus čia viskas tai gražiai atrodo aplink. Ispanijos klasika. Evelina jau paleido eiti jau į butą, kurį išsinuomavom. O čia va vyksta laukimas, kadangi parkovkių nėra, tarifai yra pakankamai populiarus miestas, šiandien yra šeštadienis vakaras, kada visi atvažiuoja, nu tai stovi gyvoji eilėje, laukia, kol kažkas išvažiuos, kad galėtum įvažiuoti, nu žaidė taip. Kažkokį tais Napoleono vaizdą praeinu. Pavyko prisiparkuoti automobilį ir einu ieško dabar, kur ten ta žmona nukeliavo, nes Evelina paleidau, kad neieškotų apartamentų, nueitų tenais susiruošti, atrakintų, nes visą laiką yra vargas. Su viešbučiais yra paprastai. Atėjai, yra recepcija, visiems yra raktą ir viso. O su apartamentais, tai jie ten sugalvoja, kad jiems reikia pasitikti, kad jiems reikia dar kažką. Vargas. Bet nieko, sakė, lengvai rasim. Sakė, lengvai rasiu, bet paskambinti, kad išeitų pasitikti, nes pasiklysiu. Tai va ant tiek. Centrinė Tarifos gatvelė su policijos mašina. O Iglesijas tai tokia faina, senovinė, graži. Gražus miestelis. O, ir damutė. Ole, ole. Ole, ole. Greitas dušas ir į šitą judesį mesmės. Šitas geltonas? Nu, šį kartą žmona labai pati išsirinko viską, kainavo tai kainavo. O viduje irgi gerai taip? Kvepia. Čia įsidėsite klausimą, kol aš damutį išsiruošiu. Nu, visai čia gražiai. O. Katu. Nu, kokie namučiukai. Jo, labai taip jaukiai. Lovelė, telikas, kavos aparatas. O, kuchnė. Ką čia matom lauke? Matom romantiką.
Kaip tulikas atrodo. Nu, neblogai. Kaip girdys užtat kaimynai iš viršaus. Vakarėlis, vakarėlis. Nu, puikiai. O čia daugiau šviesos nėra. Vieną tik. Tai Evelina labai laiminga. Radau, kur šviesą įsijau. Tai va, šiandienos diena buvo tokia. Aplankėme, kiek čia aplankėm? 4 pliažus. Vienas laukinis, kitas public, tik su smėliu. Trečias pliažas yra tiesiog su švyturiu random. Ir ketvirtas Zahara. Kuris jums? Zahara. Jaučiu tą švyturio pats fainiausias, atrodė, kad ir tingiau eit, bet labai fainai ten vaizdai. Ir Zahara su savo milijoniniam chatom patikrinau, 5 lemai, jeigu šiandien yra, gali gyventi. Jo, mes ten po to, kaip išvažinėjom jau vakare, nebefilmavom, nes ten reikėjo tokiais serpantinais kilt aplink namus ir ten važiavom pro tuos visus namus žmonių, kurie ten turi savo fazendas, tai amazing, ta prasme, atrodo tai kosmosas. Tada pažiūrėjom kainas, ar kažką galima nusipirkti už 2 milijonus, tai nelabai. Iš kokių 5 reikėtų. Ir radom, kad galima išsinuomėti už kuklius 55 000. Išėjom su Evelina vakariniais Tarifą keliukais pasivaikščiot ir aš išsirinkau, kad aš noriu šiandien valgyti pizzą. Vis dėlto pakeičiau nuomonę. Nes kaime galim rasti labai, tiesiog 10 iš 10. Labai gera paella. Paella. Po to labai komentaras rašo, kad blogai tariam žodžius. Tai taisomės. Pabiškai, žiūrėsime, ar mus priims į tą pizzeriją, kuri turėtų turbūt būti čia kažkur, o gal ne. Radom Ladribų pizzerija, gerai vertinta. Puliukas veikia, žiūrėsime, ar yra vietų. Užsisakėm pizzą, myksta, pati brangiausia, kokią radom. Kas patinka, kad buvo komentarus parašyta, kad plonų padu, kad nereiktų to batono ėsti. Tikrai plonas padas. Traškė. Myksta. Tikrai myksta. Nes yra tūno, kumpio, grybų, dar kažko. Ai, salemi, beleko. Nu, ragausi. Tuščia lėkštė, tai jau rodo, kad tai yra antra skaniausia pica Ispanijoje. Pirmoji yra Madride. Jeigu nėra gamtų, vadinasi, buvo labai skanu. Po picos išėjome ieško dar kokios nors skanios picos, kadangi jau šita buvo labai skani, tai gal ir kita bus nustebins. Tai čia tokios azikajos, kaip Japonijoje. Evelinas paprašiau, kad turime sekti ten, kur girdisi garsai ir girdisi koncertas. O, pataikėme į pabaigą. Super. Gerai, dar vieną gabaliuką. Apėjom visą tarifą, koncertas dėja baigėsi, tai kaip sakant, su tuo baigėsi ir mūsų epizodukas. Einam miegot ir rytoj laukia dar 2 paplūdimiai ir namo. Taip, tikiuosi dar gal išmaudysiu arba ne. Gerai. Čiau. Čiau.